Išsikrapštėm, vėjai didžiausi šiandien, nors saulė šildo kauliukus, kiek jau jinai čia būna išlindus. Šiandien pranešė visą dieną bus vėjuota. Paskyrėm laiką susipažinimui su Neringos gamta, labiau Nidoje, ką galima pasiekti be automobilio. Evelina lazdeles išsitraukė, po vakar biškį paskaičiavom, kad per sudėtinga vaikščiot, nes nors ir nežymiai, bet daug labai žingsnių čia susivaikšto, be 10 000, tai po titaninių kaulų implantacijos dar per drąsu, reikia pagalbinių priemonių. Tai nieko, čia su tom lazdelėm, man atrodo, judėsis, tai neblogai. Švyturio pastatas, viršų žmonės, vėjuota tikrai. Nulipam, sakė tokie laiptai iki pat viršaus. Įvykiau 132 laiptelius. Dar tikrai tiek non-stopų nebuvau lipus su savo koja. Atrodo skauda, bet neblogai. Dabar įdomu, kaip šituos reikės įveikti. Patys sunkiausia. Kažkaip keistai čia valandas. Užkilome į patį viršų, viskas pavyko, Evelinai pavyko. Vietos nėra labai gausiai, savo pilveliu vos pralindau, bet vaizdas, žinokit, stulbintas. Tokį vaizdą esu matęs tik tai iš kadaise turėto drono. Bet savo akim neteko. Marius labai purvinas. Vėjai didžiuliai. Ar vėjuko yra? Yra, reikia prisilaikyti, nes nubus. Nepajūčiai. Žiauriai gražu. Turiu ir žiūronus, bet apseisiu. Nes čia jau ir sudėtingai. Tada Evelina lipa. Viskas kaip atrodo iš vidaus. Švyturys uždengtas. Net nežinau, gal nenaudojamas jau. Čia taip technologiškai viskas, elektra sustatytas, skaitikliai, valdymo blokas. Viską. Nu, vietos, kaip matot, nebaisi. Ką? Bilietėlis kainavo 10 eurų, 5 vienam, 5 eurai žmogui, tai, žinokit, verta kiekvieno cento. Labai gražus, labai patiko. Tikrai, toksai, kur visi, kad užlipas į wow, ves irgi. Amazing, nebuvo tokios perspektyvos matyta. Iš vieno taško viskas matosi puikiai. Ir Kuršių nerija, ir Kuršių marios, ir Baltijos jūra. Tai labai verta sužingsniuoti. Kai filmavau apie uždengtą švyturį, tai ten pasirodė senoji lempa, o naujoji lempa, tai nežinau, turbūt LED lemputė 100 W įdėta ir kur kas mažesnė jos nesimato taip atvirai. Tai va, tai faina patirtis, paliko labai gerus įspūdžius. Dabar žygiuojam su Evelina į Parnidžio kopą. Artėjame tinklo link, Los slėnis žumoj. Ir kaip Evelina pasakė, kilsime į garso kopą. Tiek vėjo, tai tikrai garso netruks. Kažkas po miškelį braido. Išsirinkome kaip ir trumpiausiam maršrutą iki Saulės laikrodžio, bet su daugiausia laiptukų. Iššūkis ne tik man, bet ir Evelinai, sportininkiai. Skaitom šiek tiek informacijos, įdomių faktų, kad šie laiptai jau yra 4. pastatyti. Ir pirmieji laiptai buvo pastatyti tik 1975 metais. Ir juos tenka perstatyti visi naują vietą, nes kopa visą laiką juda, kadangi yra tokia gyva, tai užpusto vis senus kelius ir vėl naujus reikia daryti saugesnius. Ir labai svarbu laikytis takų ir takelių, nes dėl to, kad žmonės vaikšto bele kur, bele kaip, tas padaro įdubas. Ne įdubas, taip išvaikšto keliukus. Tada vėjas juos išpusto, sudaro įdubas ir dėl to pasikeičia reljefas ir vėl viskas persidaro. Man rodos, šiek tiek yra pasikeitęs čia tas priėjimas, nes tikrai daugiau reikdavo lipti laiptais. Mano mintis, atrodo, mane apgauna, bet anksčiau atrodė sunkiau. Pavyko. Užkopėm. Be stotelių sustoji. Be stotelių, be palaukimo. Ir
saulės laikrodis yra atstatytas. 28 amarus ir 27, kada čia buvo tas uraganas Anatolijus, nuvertė viršutinę dalį, matosi iš spalvos skirtumą. Ir daugybę metų čia nebuvo jo. Ir čia iš to, ką atsimenu, tikrai pasikeitė, nes neuleisdavom palipti į apačią daugiau. Viskas uždrausta, uždaryta. Evelina norėjo ir pamatė. Jis sakė, kaip mūsų namuose Ispanijai dėl desero. Irgi 3 iškiršuliai tokie. Tik kalnelį buvo, nuoka. Miškų daug. Žalumų. Oi, ne, Ispanijai tiek nėra. Visai norėčiau žukyto žuvies. Tai pasigriebsim. Irgi įdomus faktas, kad žuvies tikros iš Baltijos jūros praktiškai jau nebūna rūkinimui, nes jos tiesiog tokių kiekį nepagauna. Tai visa žuvis yra atplukdyta iš svetimų šalių, kurios net ir iš Pietų Amerikos. Ir čia visas šitas dalykas yra Europoje. Pavyzdžiui, Ispanijoje krevetės yra iš Argentinos. Visas kuris augas iš argentinietiškas. Nieko nėra, kad šalia atrodo, prie jūros tai viskas šviežia. Kur matėm Nidos muziejai, man atrodo, neklystų, Vėtrunkės vadinasi. Vėtrunkės, ane? Ir jų ekspozicija. Tai seniau ant laivo stebų, o taip kiekviena taip kūrybiškai būdavo sukurta ir sudėta. Evelina, pažiūrėk, vad nėra uoste. Nieks neusidėjo. Evelinos pietus. Nu, kaip triušio. Daržovėlės, kokios va, kaip lietuviškom, tokiom spalvelim, dėl to žalia raudona. Sakėm maliuko ir laukiam pas Joną, kada jau atidarys. Tai už 10 minutėlių jau renkasi gyvailė, gausim šviežią žuvį. Aš noriu ungurio, nieko nebus. Nori ungurio? Bet jis su daug kauliukų bus, ne? Su daug pinigų. Paim man kalmarą gerai. Vėliau suvalgysiu. Nu labai skaniai. Atrodo, kvepia super šviežia. Jeigu nepataikot nuo laiko, galima nupirkti ir nešviežią. Atsivedžiau Eveliną į patį paprasčiausią bariuką, kad išsirinktų žuvelės ir šiek tiek užkast. Tai išsirinko pačią brangiausią žuvį. Ungurys 100 eurų kilogramas. Tai sumokėjom 3 eurus už šitą. Ar verta buvo? Ne. Ne. Nu va, taisyklė pasitvirtina. Ant sušio, ne? Nu gerai, tai dabar reikia nešti pas Japoną, kad paskanintų. O šiaip skanu, baltymų daug valgai, taip greitai. Viena pasipuošė, neša šiukšlės. Barčka, tarška buteliukai. Bus baliukas, o. Arba buvo. Nu į pajūrį šiais laikais, be skėčio, ne žingsnio. Keliaujam vakarieniauti. Pasiėmėm staliuką. Mama sakė paeis. Taip vadinasi restoranas, nes kaip mums rekomendavo ir sakė, mama sakė paeis, geras restoranas yra. Kažkaip galvoju, kad kažkieno mama parekomendavo. Tai keliaujam. Šiandien mūsų yra su Evelina 5-osios vestuvių metinės. Tai va ta proga. Eina jau sutuoktiniai į pasimatymą. Evelina pasipuošė viską, užsidėjo paltą, naują maikę. Aš nieko nesirašiau. Ai, aš šortskis susidėjau. Sakėme, eisim prie jūros, saulę lydėt. Jeigu saulė pasirodys, tai bus čia didį dovana. Kaip Evelina pasakytų, Max greitis atnešė tuno tartarą. Kas yra kitaip negu namie, nematau avokado, nematau mangos, nematau darbo dalykų, bet tas naujo matau marinuotus arba augintus agurkėlius. Labai įdomu. Dar man atrodo 14 eurų čia aš matau šito lėkštutį. Jo, irgi ne kaip namie, ne kaip namie. Nu, reikia paragauti. Ragausiu. Evelina bando išgremžti, kad neliktų nie kasnelio, nie lašelio.
Jeigu taip nebūčiau restorane, dar su pirštų palaižyčiau ir į burną dar. Bet tai gal čia. Tai koks vertinimas, verdiktas jūsų? Ar bus 9 už tą starą? 9,5, net galvoju, dėl ko turėčiau prisiknis, kad neduo 10. Dėl duonelės? Dėl duonelė man visiškai nepatiko, tai 9. Atnešė pagrindinius patiekalus. Tai turime jaučio žandus ir Evelina vartančią viską aplink. Čia turime kalafiorą užkepėlį. Nu, turėtų būti neblogai, turėtų būti paragausime. Kalbų užkepėlį. Tarpinis review'as, nu, jaučio žandai tai superiniai, aš vertinčiau gerais 9, paskutinius turbūt valgiau jie Ispanijai, bet jie nebuvo tikrai tokie tasus, tokie skams, žodžiu. Evelinos kalafioras, galvau, kad tai bus tiesiog tas pats kalafioras kaip pas mane, bet sakė daug skaniau. Kalafiorą žiūri skanu, bet kadangi esu valgius Kauno Dijoj kalafiorą prieš metus, jeigu meniu nepasikeitė, tai rekomenduoju ten, nes ten buvo 10-10, labai skanu. Čia duočiau 8,5. Išėjom palydėti saulės iš restorano ir panašu, kad galėsim niekur neiti, nes pila kaip reikalas. Tai liksim restorane. Patinka. Saulė, labai patinka, tai patinka, wow, mega. Einame link jūros. Aš bandau užsismaukti, nes vėjas tai baisulinis. Jo, vėjas baisulinis, bet webcamas iš centrinės stoties, tai šitos, kur einam, parodė, kad yra saulė ir kad ją galim pamatyti, liko mažiau nei 3 minutės. Kaip pasakė, taip ir sako, nespėjot, nusileido. Su Lėlėdžio gal ir nepavyko pamatyti, bet restoranas buvo geras. Patiko, maistas buvo geras, skanus, kokybiškas, tai vertinam gerai. Puikiai vakarienė. Mane? Jo, puikiai vakarienė, kainavo, kiek, 8,6, ne? Jo. 8,6 euriukai. Gale kelionės vis tiek apipendrinsim, kiek kainuoja savaitė Nidoje, o tada iš savo praktikos pasakysim, ar galima kažkur pabūti kitur pigiau. Evelina šiandien labai geros nuotaikos. Neaišku, kodėl. Neaišku, kodėl. Einam pažvejęs sriubytės. Vakar pranešė, kad nuo 11 valandos išverda didelį kazaną žuvienės ir tada išdalina visiems. Už pinigus, aišku. Tai mes su mašina šiandien atvažiavom į Nidos centrą. Vos radom, kur pasistatyti. Nes šiandien diena su automobiliu yra. Važiuosim į Preilas, Juodkrantės ir dar vienas miestas. Koks dar yra vienas miestas? Kažkoks. Apžiūrėsim miestelius. Kokia? Preila, tada Juodkrantė ir... Nu kodėl ir aš pamiršau kartą? Ir į tą trečią. Tuos įdebriedžio. Čia yra lankytinas objektas, tai sako, reikia aplankyti. Aplankė. Aplankėm. Gavom sriubos. Skani. 10. Rieboka, nes žuvies dafiga pridėta, tikrai negailėta, bet skani, žinau. 10 euriukų už vieną. Brangi tai yra dar ir pridurčiau. Ar skanesnė už mano? Ne. Skaniai privalgė. Jau keliaujam. Evelina, ar patiko tau? Nu patiko, 7. 7? Nu jo, mano, tai tikrai mano 9 tada to. Kaip čia 10? Nežinau, dar randi vieną kitą šakėlę. Nu ir pizė, negali būti 10. Nu kas taip keikia? Atsiprašau. Nu šakės, taip sakant. Šakės, nes randi šakę. Atvykom į Preilą. Nuostabę Preilą. Tai vaikštam. Nu, čia viena gatvė. Atrodo, nieks nepasikeitė. Ne. Ramu, daug dviratininkų, nes pravažiuoja Juodkrantę. Tai viskas sėm. Nu, bet praeisim per visą miestą, nes jisai čia tik kilometro ilgio. Ir bus tiek žinių. Preilos promenada. Šalta. Kiemukai sutvarkyti.
ramu, tylu, bandam ieškoti išėjimo, nes Evelina sakė viskas jau. Prieilos užteks. Jau kojas taip taupyti žingsnis. Varėme pervalką. Nu, toks turtuolių čia rajoniukas. Čia amerikietiška tokia žolytė, gražiai viskas sutvarkyta. Naujų visokių poilsio namų stato. Gražių, nu taip, prabangiai, tokių Porschų pristatyta, nu ką tu. Dar vieni naujai pastatyti ir priekyje dar statomi tokie analogiški apartamentai. Puikiai atrodo. Tikrai puikiai 10 balų. Nu, čia senoji pusė. Aptuštėja, šiaip tai nėra tiek daug žmonių. Ant savaitgalio spėjai bus kur kas daugiau. Pervalkos promenada, jau tolumoj matosi miškai Klaipėdos. Nu, prisėsim į bariuką, pasistiprint. Ir bus tiek su pervalka. Šiaip paliko gerą įspūdį miestelis. Evelina jau baigė sukirsti visą lėkštę. Prieš duoną, šiaip dažniausiai skrandis stoja, bet taip mėgstu šitą duoną kepti su sūriu. Nu jo, yra tų skurdo dalykų, kuriems atsispirti neįmanoma, ne? Štai ir mano Kijevo kotletas su salotėlėm atskirai. Evelina gal ragausi? Su mamai. Šiuo metu yra racija su mamai. Nu, skanausim. Prie kvaso bus pats tas. Vaikštam pervalkoje per Kuršių marių taką. Smagiai taip įrengtas, naujai. Gražus. Labai skaniai pavalgėm marių akyje. Galiu pasakyti, ypač kainos prasme. 31 euras. Tiek mažai dar nesam sumokėję čia nieko. Tik maksim. Ir muziejai, kaip taką kainavo. Tai rekomenduojam. Tikrai rekomenduotina atvykti. Geras taškas. Vieną dienelę pervalka. Perfekt. Labas. Gražuolė. Nu ką tu veiki? Oi, variklio garsas išgąsdino. Atvykom į Juodkrantę. Taip jau gavosi, kad negyvosios kopos nepavyko pasižiūrėti, nes parkingas buvo pilnas mašinų. Tada sugalvojom genialią idėją pastatyti automobilį šalia, ant pievos. Bet kol tas genialumas buvo planuojamas įgyvendinti, atvažiavo policija ir visus nubaudė kitus tokius sugalvotojus. Tai teko šitą mintį apleisti. Ir sakėm, grįždami, prastuksim, dabar atvarėm bažnytėlį, Juodkrantės. Nesam buvę čia nieko. O, čia remontas. Remontas tvarka, šuniukas koks. Važiuosim biškį į priekį. Ieškoti rūkytos žuvies, jeigu nori. Kokio bariuko. Kokas duoda tik fish and chips ir picų. Pervažiam į kitą vietą, važinėjom. Pavyzdžiui, parduodami butai. Kam įdomu, 4,5 tūkstančių už kvadratą. Žiūrinėjom, ar per Google Maps yra nors vienas tokios rūkytos žuvies kavinė. Tai nėra. Evelina nekantrauja, kaip gavo savo nerūkytą žuvį. O, spurgytės. Labai mėgstu naminės sūrios spurgas. Įdomu, kaip jos pavyko čia jiems pagaminti senyje ir jūrą. Senis ir jūrą. Nu, tikiuosi girdis, nes taip jau vos pats girdžiu, ką kalbat. Ar labai skamba? Ne. Išsikrapštėm iš to prabangaus restorano, susimokėti 3 eurus už nieką. Tai tokios prabangios spurgos. Kiek lėtų ten su to ketvertu? Ketvertą? Nu, aš 5 daviau. Nu, galėtų paaugti iki 5, jeigu valgai su tuo padažiuku ir čiliuku. Bet tai ar tai mane guodžia? Savarankiškai stebėm Kuršių nerijos istoriją. Labai įdomu. Labai daug įdomių faktų. Ir labai smagus interaktyvumas.
dar vienas taškas, į kurį rekomenduojama atvykti. Labai fainai istorija, interaktyviai pateikta ir dar daro su gidu pristatymus, tai 4 kartus dienoje. Paskutinis yra 16 valandą. Tai pasibrauzinkit, visai verta atvaryti. Įdomiai parodyta, kaip Kuršių nerija susidarė ir kokia buvo jos istorija. Kaip ją žmonės bandė išsaugoti ir tuo pačiu kaip žmonės bandė ją sunaikinti. O mes važiuojam paukščiukų dabar žiūrėti. Ir bandysim į kopą patekti. Būtumėt matę Evelinos reakciją, kai pamatė laiptus. Jei po visų vakarykščių laiptų blauzdas baisiai skauda. Nu tai tu palauk, aš tau papasakosiu, kas ten gero yra. Ne, tu nemoki. Taigi nufilmuosim laidą. Nu gerai, bent per teliką pažiūrėjau. Gerai, atvarėm į kormoranų tašką veisimosi perėjimo. Tai pasižiūrėsim, kas ten gero. Užlipo ir damutė. Bet ką apžiūrėti, nelabai yra ką. Dabar nėra perėjimosi sezonas. Tai tik tai ant medžių viršūnių matomi lizdai ir viskas. Su žiūronais apžiūrėjau, nieko gero. Važiuosim į kopą. Galim leistis. Nieks neperi? Ne. Tai tu ieško gerai. Kantrybės reikia turėti. Šitau ne žvejyba, varom. Pavyko rasti vietą, tai va ten, kur stovi Volkswagenas, niekada nestatykit. Ir kartą baudą gausit. 5 eurai kainavo bilietėlis vienam. Ištinėjom. Pasėmėm pagalbinės priemonės, nes nenoriu skustis, bet žiauris kodakoja šiandien. Išnaudojo limitą. Einam iki regyklos, taip vadinasi. Pakeliu į regyklą atkreipiam dėmesį, kad labai apaugusios kopos augmenija. Samanos, visokios gėlytės. Kažkaip anksčiau, man atrodo, buvo daugiau smėlio. Lipam ir užlipam. Matosi Baltijos jūra. Bet dar laukia ilgas kelias kopomis per smėlį. Užkopėm pasižvalgyti nuo gražiausios kopos. Iš tiesų vaizdas įspūdingas. Tikrai verta. Čia yra jau ta regykla, kiek leidžia pasižiūrėti. Tai įspūdingai atrodo marios. Kitoj pusėje jau mūsų žemynas. Laivelių, miškai. Super atrodo. Senovėje prieš kelis šimtus metų, čia matomi kalnai, slepia 4 kaimus, iš kurių 3 buvo nagliai. Vis nauja ir nauja. Vis užpustytas. Vis naujo padarydavo, įsikurdavo ir vėl vėjas juos sunaikindavo. Namo. Tingiu žygiuot atgal. Man labai džiaugiuosi šiandieną, nes visas planas įvykdytas. Viskas, kas buvo planuota, aplankyta. Super. Keliaujam. Grįžom su Evelina į Nidą ir šlubuojam dabar į vėl pas Joną žuvies. Nes Evelinos noras paskanauti šviežiai rūkytos žuvies visiškai nedingo. Galiau Evelinai pasisekė, gavo ką norėjo, šviežiai išrūkintą žuvelę. Ir daug. Laipuota prasideda dabar. Čia jai vienai. Ne. Nes kai padavė, sako, kiek duoti jums lėkštučių, ar 4 užteks, sakiau, mes 2. Gal ir pasidalinsiu su tavimi, bet tik gal. Nu, žiūrim, ar skani. Jau, tavo visą gėdą va nufilmuota, viskas sušvietė viena. Jau pavalgyti. Iki čia, daugiau nenoriu nei kas. Bet dar man pasakai dar vieną dalyką, kažką sakai. O ką sakiau? Kad nejauti, kad būtum pavalgyti. Jo, šiaip nesijaučiu soti, nors suvalgiau va tiek žuvies. Čia labai mažai valgiau. Dar eisiu kažką suvalgyti. Nu, Evelina vėl pilna burna. Atėjom iki Nidos prieplaukos, kur visą laiką pizzerijos visokios
Ir užsisakė Evelina pizzą savo, visą vieną savo tik tai. Taip. Šiaip tai aš nieko neužsisakiau, nei vieno dalykėlio. Nes žinau, kaip ją užkišti kitaip, tik su pizza.